išaugo dvigubai. Savo kvepalus galime išsirinkti iš 160 skirtingų aromatų. Kvepalų esencijas kompanijai kūrė 100-metę patirtį turintis koncernas Drom Fragrances. Šis koncernas turi 15 laboratorijų įvairiose šalyse. Viena iš jų Miunchene, Vokietijoje, kurioje ir gimsta Federico Mahora kvepalai. Koncernas užima antrą vietą pagal kvepalų gamybos apimtis visame pasaulyje. Pirmoje vietoje šveicarai, o trečioje prancūzai, kaip mes anksčiau vis manėm, kad prancūzai yra kaip ir lyderiai parfumerijos pramonėje. Taigi, Federico Mahora kvepalai gimsta toje pačioje laboratorijoje, kaip ir daugelis kitų kompanijų vardinių kvepalų. Tai Hugo Boss, Gucci, Chanel, Christian Dior, Mary Kay ir kiti. Skirtumas tik tas, su kokiu prekiniu ženklu jie realizuojami. Iš laboratorijos koncentratai iškeliauja į kompanijas, kurios juos užsakė. Tuomet jie skiedžiami, pilstomi į buteliukus, suteikiamas jiems pavadinimas ir taip keliauja į parduotuves. Kaip ir kitos kompanijos, Federico Mahora užsako kvapus, gauna esencijas ir toliau jau Perfan gamykloje vyksta išpilstymo, pakavimo ir paskirstimo po visą pasaulį procesas. Visos šalis gauna vienodą kokybę. Nėra iš anksto numatyta, kur kokia partija keliaus į JAV, Izraelį, Japoniją, Lietuvą, Rusiją ir kitas šalis. Šioje skaidrėje matot pagrindinius kompanijos partnerius, tai Drom Fragrances laboratorija ir Perfan gamykla, kur viskas vyksta. Pagrindinis klausimas, kuogi skiriasi Federico Mahora kvepalai nuo kitų mums žinomų. Pirmiausia, tai noriu pabrėžti, kad tai yra originalūs Federico Mahora kvepalai. Ne kažkokie analogai atitikmenys, o šio vardo originalai. Ir jeigu mes randame panašių arba taip pat kvepiančių kvepalų, lyginant su kitų kompanijų gaminiais, tai tik todėl, kad tam tikras kvapų numeris yra sukurtas iš tos pačios kvapų grupės, kaip ir kito vardo aromatas. Kitas esminis skirtumas tai aišku kaina. Tai dažniausiai kylantis klausimas, kodėl Federico Mahora kvepalai 5-8 kartus pigesni už rinkoje esamus kitų vardų kvepalus. Jei kokybė tokia pat ir dar aukštesnė, kaip gali būti, kad jie tokie pigus? Pasižiūrėkime, kas išaugina kvepalų kainą. Kaip pavyzdį paimkime Hugo Boss kvepalus. Tarkim, po to, kai iš firmos Hugo Boss atstovų būna gautas užsakymas, šių gamyklų kvepalų specialistai pagamina užsakovui atitinkamą kvapą ir parduoda jį po 5 eurus už litrą. O kai Hugo Boss, kuri užpatentavo tik tai savo vardą, prekinį ženklą ir kitą atributiką, atkreipkite dėmesį, kad kvapas nėra patentuojamas, parduoda šiuos skysčius mažmeninėje prekyboje, tai kaina už 100 ml buteliuką kvapiojo vandens pakyla net iki 97 eurų. Klausimas kyla, kodėl? Nesunku paskaičiuoti patiems. Už reklamą visame pasaulyje mokami dideli pinigai. Už parduotuves, atlyginimai darbuotojams, pardavėjų kostiumai, įpakavimai ir visa kita, ir tai maždaug 50 milijonų dolerių. Tai tiek kainuoja vieno kvapo vardo išreklamavimas ir išgarsinimas. Žinoma, kvepalai turi tada tokią kainą, už tai reikia tuos visus kaštus ir pasidengti. Federico Mahora kvepalus reklamuojame ir rekomenduojame mes FM klubo nariai. Kompanija dirba tinklinės rinkodaros principų, todėl gali aukštos kokybės produktus pateikti konkurencingą kainą. Federico Mahora iš kitų kompanijų išsiskiria ir tuo, kad pateikia rinkai kvepalus su feromonais, bet apie tai šiek tiek vėliau. Visi Federico Mahoros kosmetikos gaminiai atitinka Prancūzijos parfumerijų asociacijos nustatytus kvepalų gaminimo standartus. Tai yra svarbu, nes būtent pagal atitikimą šiems standartams galime spręsti apie kvepalų ir kitų kosmetikos gaminių kokybę. Šioje skaidrėje matote, kaip atrodo tiesiog kiek kvapų esencijos buteliukyje ir kiek yra kitų komponentų, kuriais yra skiedžiami kvepalai. Toliau apie kvepalus su feromonais. Kas yra tie feromonai, kaip jie veikia iš tikrųjų.
Feromonai yra mažytės organinės molekulės, kurios veikia kaip viena iš komunikacijos priemonių tarp skirtingos lyties atstovų. Feromonai įprastai išsiskiria ant odos ir plaukų, vėliau pasklinda ore ir pradeda veikti įkvėpus. Nosyje yra specialus vomeronazalinis organas, kaip matote skaidrė čia tokia įdomi, kuris veikia skirtingai nei ta nosies dalis, kuri aptinka įprastus kvapus. Šio organo paskirtis tam tikrų feromonų aptikimas, tačiau tai nėra vienintelis už feromonų aptikimą atsakingas organas. VNO membranos kartu su kitomis uoslės nervų membranomis yra pritaikytos net pačiai mažiausiai feromonų koncentracijai ore aptikti. Tyrimais įrodyta, kad netgi itin mažas feromonų kiekis turi poveikį smegenims. Žmogui feromonų išsiskyrimas pasiekia apogėjų kažkur apie 18 metus, po to pamažu silpsta iki gyvenimo pabaigos. Pasiekus 40 metų ribą, žmogaus skleidžiami feromonai jau nebejaudina taip aplinkinių, taip stipriai, kaip kad esant 18. Ir visada buvo manyta, kad jaunų žmonių patrauklumo šaltinis yra tik tai fizinis grožis. Tačiau kvapai, kaip pastebėta, labai žadina emocijas. Todėl sumažėjęs dėmesys vyresniems žmonėms neabejotinai yra įtakojamas feromonų stygiaus. Taigi mes galim tik pasidžiaugti, kad mūsų kompanija rinkai pateikia kvepalus su feromonais ir juos galima išsirinkti tikrai iš keleto kvapų, taip kad, manau, nesunkiai mes juos prisitaikysime savo. Būsim pakilios nuotaikos, feromonai suteikia patrauklumą ir draugiškumo įspūdį. Kvepalai Federico Mohoro kompanijoje yra dviejų kolekcijų, tai prabangos kolekcija ir klasikinė. Aromatų daug, iš tikrųjų pasirinkti yra iš ko. Klasikinė kolekcija yra vienodose buteliukuose. Jie labai praktiški, patogus nešioti rankinėse, juk koks skirtumas, iš kokio buteliuko mes pasikvėpiname, nes kvapą uodžiame, o jo nematome. Tarkim, rankinę kažkokią vardinę galim užsikabinti, eiti ir tuo didžiuotis. O kvepalai, jie kalba patys už save. Prabangos kolekcijoje kiekvienas kvapas, kiekvienas aromatas turi savo dizaino buteliuką, kurie išties yra gražus, kai kurie buteliukai pakuojami į labai elegantiškas rankų darbo dėžutes. Aišku, gražu padovanoti, tikrai nepadarysime gėdos nei kompanijai, nei tiems žmonėms, kurie gaus tą dovaną. Taip pat kompanija pateikia tualetinį vandenį mergaitėms ir berniukams. Didelis pasirinkimas tai tik didelis pliusas kompanijai, nes iš tikrųjų smagu, kai vienoje vietoje galima rasti viską, ko tau reikia. O ką reikia žinoti, renkantis kvepalus? Galbūt svarbiausia tai, kad aišku, nepirkime kvepalų, jeigu jų kvapą uostėme tik nuo popierinės juostelės. Jie apie aromatą papasakos ne ką daugiau nei nuotrauką apie žmogų. Ir tik papurkšti ant kūno kvepalai atskleis savo tikrąjį veidą. Taip pat nepatartina susižavėti draugės kvepalais, nes kas tinka vienam, nebūtinai tiks kitam. Nesunku pastebėti, kad tais pačiais aromatais pasikvėpinę žmonės gali kvepėti skirtingai. Ir nieko čia nuostabaus. Juk mes kiekvienas turime savo kvapą, kurį formuoja hormonai ir tam tikros bakterijos esančios ant mūsų odos. Todėl iš tiesų suprasti, tinka tau kvepalai ar ne, galime tik tada, kai suprantame, kaip aromatas susidraugauja su mūsų pačios kvapu. Na, įsitikinti pasirinkimo teisingumu padeda pojūčiai. Verta žinoti, kad 100% jums tinkančių kvepalų aromatą jausite tik pirmą jūsų pažinties dieną. Visą kitą laiką mūsų receptoriai jo nepastebi. Iš tikrųjų, kvepalų naudojimas tai yra tikras altruizmas. Dovanoja aplinkiniams puikų aromatą, džiugini juos, tačiau pati nieko neužuodi. Nosis imasi darbo tik tuomet, jei kas nors negerai. Na, pavyzdžiui, susergame, vargina įtampa, stresai ar pagausėjo prakaitavimas. Nes mums tinkančius kvepalus organizmas priima kaip normą.
jeigu pagauname save, kad vis dar užuodžiame savo kvepalus, na, geriau jų nenaudoti. Taip receptoriai signalizuoja apie tai, kad jie mums ko gero netinka. Renkantis kvepalus svarbu dar kur ir kada jie bus naudojami, tarkim, darbe, vakarėliuose, kasdien ar ypatingomis progomis. Vėlgi, ta gausa, kaip matote, šioje skaidrėje mūsų kompanija labai profesionaliai yra paruošusi visus katalogus. Tiesiog galime pasižiūrėti, kokios kvapų grupės, kokie pogrupiai, visi numeriukai surašyti, aišku, čia skaidrė tik moteriškų kvepalų, bet katalogė rasite ir vyriškus kvepalus suskirstytus pagal aromatus. Tai vat kiekvienam metui savas kvapas, metų laikui. Taigi teigia parfumerijos specialistai. Žiemą kvepalai turi šildyti bei teikti jaukumo jausmą, pavasarį norisi lengvesnių, švelnesnių aromatų. Na, kaip keičiame pavasarį sunkius drabužius, taip ir kvepalus turime rinktis lengvus, apgaubiančius kūną gaiva. Jei nežinote, ką pasirinkti pavasariui, tai tiesiog parfumeriai rekomenduoja, kad šiam metų laikui labai tinka kvepalai iš gėlių vaisių kolekcijos. Gal trumpai apie gėlių kvapus. Tai aromatai, pradedant jazminais, rožėmis, lelijomis, baigiant levandomis, chrizantemomis, orchidėjomis ar jų mišiniais. Šie kvapai ilgą laiką buvo, na ir yra patys populiariausi ir turintys didžiausią pasirinkimo asortimentą. Todėl jie yra idealūs tiek jaunimui, tiek vyresniems žmonėms. Gėlių kvapai daugiau skirti moterims, nors šiandien galima rasti ir vyrams skirtų tokių aromatų. Moteris, kuri nori jaustis patrauklę ir skleisti moteriškumą, turėtų rinkti šios rūšies kvepalus. Tai tiesiog mes tą ir darome, jie mums labai patinka. Be to, šie aromatai yra tinkami visoms progoms, svarbiems įvykiams ar tiesiog naudoti kasdien. Tai universali kvepalų rūšis. Džiugu, kad kompanija leidžia mums pasirinkti vienodo kvapo visą kūno priežiūros liniją. Tai ir dušo geliai, kūno balzamai, rutuliniai dezodorantai, vyrams putos po skutimosi, balzamas po skutimosi, taipogi mūsų jaunimui atskira vėlgi kvapiųjų kūno priežiūros priemonių produktai. Iš tiesų, kvapų ne visų turime, bet pasirinkimas gan nemažas. Todėl naudokime ir džiaukimės tuo, ką kompanija siūlo. Kartu su kvapų kolekcijomis ne per seniausiai į kompanijos produktų sąrašą įsijungė spa produktai. Tai kvapnioji žvakė, druskavoniai, dušo gelis, drusko šveitiklis kūnui. Kaip matome, galima pasirinkti vėlgi iš 5 aromatų. Iš ties labai noriu paminėti drusko šveitiklį kūnui, kuris yra su druskos kristalais ir natūraliais aliejais. Labai gerai pašalina sausas odos dalelės nuo kūno. Aliejai pamaitina, iš tikrųjų kūnas tampa minkštas ir švelnus. Na, kvapai vėlgi kalba apie save, kiekvienam savo. Tiesiog pastebėta, kad uodžiant vanilės kvapą greitėja medžiagų apykaita. Taip galime mes daryti įtaką savo svoriui. Toliau turime šampūnus ir kondicionierius plaukų priežiūrai. Šampūnuose yra gausų natūralių junginių, alantoino, kaulažolių ekstrakto, kurie stiprina kaulus ir nagų struktūrą. Šampūnai pritaikinti įvairiems plaukų tipams, juose nėra kenksmingų putinančių medžiagų. Pagrindinis komponentas – jūros dumbliai, kurie teigiamai veikia plauko struktūrą ir galvos odą. Dumblių ir alavijų ekstraktai intensyviai drėkina, stiprina, maitina ir regeneruoja plaukus. Šampūne nuo pleiskano naudojamas cinko peritijonas. Koncentracija neviršyje 0,1%. Na, šampūnus lydi vėlgi kelių rūšių balzamai. Tai balzamai
yra sudėtyje su kviečių proteinais ir keramidais. Visą tai padeda atkurti pažeistas sruogas, suteikdami sveiką išvaizdą. Taipogi šampūnuose yra vitamino F. Kita labai man patinkanti kūno priežiūros priemonių grupė tai yra pėdų priežiūros produktai. Iš tikrųjų, pėdas reikia mums, kaip pasakyti, saugoti, reikia jas maitinti, prižiūrėti, nes jos mums tarnauja visą dieną, nenujaustamai. Ir antiperspirante esančios aktyviosios medžiagos reguliuoja prakaito liaukų veiklą. Iš tikrųjų, pas ką kojos prakaituoja, tai jį reikia naudoti kasdien ir ženkliai sumažinsime kojų prakaitavimą. Giliai įsiskverbiantis kremas, praturtintas provitaminais B ir kviečių daigais, regeneruoja antodį ir suminkština sustorėjusias vietas. Taipogi naudojam drėkinamąjį kremą, kuris pailsina kojas su vėsinančiuoju mentoliu, sodinio hamamelio ekstraktu, mažina patinimą, drėkina. Taip, sudėtyje esantis ramunėlio ekstraktas malšina uždegimus ir ramina odą. Taip kad naudokime ir džiaukimės tuo, ką turime. Po 4 metų veiklos FM sukūrė dar 2 labai reikalingas produktų linijas, tai dekoratyvinė kosmetika ir namų priežiūros priemonės. Šiandien šios produktus pamėgo žmonės visame pasaulyje. Tai kokybė, kurią galime sau leisti. Kosmetika mineralinė. Yra gaminama iš gamtinių mineralų, kurie yra išgaunami iš žemės gelmių. Dauguma šių mineralų yra tam tikras derinys, kurį sudaro žėrutis, titano dioksidas ir cinko oksidas, baltmolis ir kitos medžiagos. Dauguma šių medžiagų yra vandeniui atsparios, todėl mineralinis makiažas paprastai išlieka visą dieną. Mineralinės kosmetikos gamybai naudojami mineralai yra labai smulkiai susmulkinti į miltelius, todėl patekę ant odos pasidengia labai tolygiai ir oda atrodo natūraliai. Mineralai yra taip smulkiai susmulkinami, kad jie neužkemša odos porų, todėl oda nuolat kvėpuoja. Ir nereikia baimintis, jei kosmetikos papuolė ant žaizdos. Ji juk pagaminta iš natūralių medžiagų, todėl nekelia jokios grėsmės jūsų sveikatai. Gaminant kosmetiką naudojamos naujausios technologijos, pavyzdžiui, kapsuliavimo, dėl ko kosmetika netepa, nebyra, nesudaro lipnaus pojūčio. Medžiagos įkapsuliuojamos į membraninės kapsulės ir atsipalaiduoja palaipsniui. Taip makiažas ilgai išlieka natūralus. Titano cinko dioksidas atlieka apsauginį nuo ultravioletinių spindulių poveikį. Pagrindinės sudėtinės kosmetikos dalys yra natūralūs aliejai, tokie kaip dygmenų, sojų, taukmedžių sviestas ir kitos medžiagos. Tarkim, mūsų lūpdažiuose yra vynuogių sėklelio aliejaus. Tai vitamino E šaltinis. Ir taip pat vynuogių sėklelių aliejuje yra randama tokia medžiaga kaip resveratrolis, kuri veikia kaip stiprus antioksidantas. Tai išties labai smagu, kad mūsų kosmetika praturtinta tokiais sveikais ingredientais. Na, ypatingai noriu pagirti makiažo valiklį, kuris micelėmis. Micelė tai tokia molekulės forma, kuri įsiskverbia giliai į odą ir išvalo giliausius odos sluoksnius. Valiklis turi daugiafunkcinės savybės, kurios leidžia kartu pašalinti ir vandenyje, ir riebaluose tirpstančius nešvarumus. Kaip matome ir kaip žinome, turbūt jau tikrai dauguma čia klausančiųjų naudojate kosmetiką. Pasirinkimas yra nemažas, didelis ir kosmetika gražių spalvų ir šešėliai vokų ir lūpdažiai ir taip pat jos lydintis kontūriniai pieštukai lūpų, akims vėlgi kontūriniai pieštukai. Na, visko vardinti tikrai čia ir pritrūktų viso vakaro apie kiekvieną produktą pasikalbėti. Toliau labai visų mėgiama ir labai šauniai naudojama namų
priežiūros produktų liniją. Jis skirstosi į 11 grupių. Tiesiog pabandžiau čia į skaidrės daugmaž sudėlioti pagal grupės ir taip trumpai apibėgsime kiekvieną po truputį. Kaip matote, skystas muilas rankoms ir visam kūnui. Jis iš tikrųjų švelnių aromatų, koncentruotas, jo labai ilgam užtenka. Muilo sudėtinės medžiagos turi glicerino, aišku, saugo rankas nuo tokių šalutinių neigiamų poveikių. Bet labai svarbus faktorius, kad neutralus muilas odos atžvilgiu, nes pH 5,5. Toliau turime kvapus namams, tai kvapai spintoms. Galime pasirinkti iš 2 kvapų. Iš tikrųjų labai maloniai kvepia ir jeigu dar suderinam kvapus su, tarkim, skalbinių minkštikliu arba su kvepalais, tai gauname iš vis harmoningą aromatą. Patalpų kvepalai, tai natūralus aliejus buteliukyje ir 5 rotando lazdelės, kurios skleidžia malonų žalios arbatos aromatą. Na ir automobilio oro gaikliai vėlgi yra kelių kvapų tiek vyrams, tiek moterims. Labai šauni ir labai man patinkanti yra produktų serija, tai yra skalbikliai. Bet pradėjau pirmiausiai naudoti atėjus į šią kompaniją, tai skalbiklius. Iš tikrųjų sužavėjo tuo, kad jie neturi fosfatų, nes kaip žinia, kai skalbėme su milteliais, mūsų drabužiai dulka, kadangi fosfatai neišsiskalauja. Negana to, kad kenkia mūsų odai, tai dar su fosfatais ir teršiame vandens telkinius nuo fosfatų, kurie uždumblėja. Taipogi spalvotų skalbiniams skirtas spalvotiems skalbiklis labai šauniai atjaunina, atnaujina visas spalvas. Spalvos tampa ryškios, tikrai jos nesusimaišo, kaip kad dažniausiai būna skalbiant su milteliais, patampa vienodu atspalviu. Baltiems skalbti skalbiklis yra be chloro ir balinimas vyksta suspausto deguonies būdu. Iš tikrųjų, jeigu pradedame skalbti nuolat su šiuo skalbikliu, tai audiniai gauna natūralų baltumą. Jie nebūna nubalinti optiškai, taip kaip skalbiant su skalbimo milteliais. Skalbiklius lydi dėmių valiklis, kuris vėlgi yra gan efektyvus. Reikia dėmę išpurkšti su tuo valikliu, palaikyti, palaukti 10 minučių ir tada dėti skalbimo mašiną ir skalbti. Labai šaunu, kad mes, moteris, labai dažnai eksperimentuojame, naudojame, tarkim, įvairias priemonės visai kitai paskirčiai. Tai su šituo dėmių valikliu aš labai šauniai išsivaliau kompiuterio kėdę. Tiesiog išpurškiau ją, po to su šluoste nuvaliau, atsinaujino spalvos ir nereikia jokių šveitimų, jokių skalavimų baisiausiai kiekiais vandens. Skalbiklius lydi minkštikliai, vėlgi juos pasirenkame pagal savo mėgiamus aromatus. Vienas minkštiklis yra beveik bekvapis, taip kad jeigu kažkas tai nemėgstate tų kvapų aštrių, tokių, kas lieka drabužiuose stipresnių, tai galite naudoti tą minkštiklį. Na, dar pagalbininkas yra putos lengvinančios lyginimą. Iš tikrųjų, tai labai geras pagalbininkas vasarą, kai mėgstame nešioti lininius drabužius, kurie tikrai kiekvieną kartą reikia kuriuos lyginti. Papurškę šiomis putomis, be jokių garų, be nieko mes labai lengvai išlyginsime ir dar jos suteikia tokią savybę, kad drabužiai mažiau glamžosi. Sekanti grupė yra universalūs produktai. Vėlgi, vienas už kitą geresni. Tai ir kilimų valiklis, laminuotų grindų plovimo skystis, stiklo valiklis. Iš tikrųjų, stiklo ploviklis savo sudėtyje turi alkoholio, todėl gan efektyviai nuvalo visus riebius nešvarumus. Taip pat jis praturtintas poliruojančiomis medžiagomis, taip kad stiklas netgi šiugžda, kai nusivalo. Iš tikrųjų labai lengvai valyti ir ilgas poveikis. Nuvalius tikrai rečiau reikia valyti. Labai nuostabus yra
ekranų valiklis, kuris turi atitraukia dulkių antistatinį krūvį. Nusivalome didžiosius mūsų televizorius, kurie dulkių surinkėjai yra iš tikrųjų. Ir dulkės taip greit nesikaupia. Na, pasta metalams valyti, kaip matote, visiems mūsų stalo įrankiams, indams labai puikiai išblizgina net ir juodžiausiai užsinešusius įrankius. Toliau turime židinių ir orkaičių stiklo valiklį, bet kalbant apie šitą priemonę, ką noriu pabrėžti, kad visą laiką kažkaip tai reikia ar tai žmogaus, kuris rekomendavo įsigyti šią priemonę, turiu omenyje FM klubo nario, arba patiems tiesiog susižinoti, kaip visus produktus naudoti, nes, tarkim, naudojant židinių stiklų ir orkaičių valiklį, patartina valant orkaitę ją pašildyti. Taip geriau suveikia mūsų priemonės, šita priemonė ir efektingai yra nuvalomi visi svilėsiai ir riebalai. Na, putos nuo rasojimo, taipogi labai šaunus produktas, išbandytas saunoje, tiesiog atidarius saunos duris, kai prie angie kabo veidrodis, jis neužrasoja. Taip pat džiaugiamės, kad galime, tarkim, visus šios mūsų produktus lyginti su jau įprastais mūsų naudojamais produktais perkamais parduotuvėse. Kaune vyksta tokie ir palyginamieji produktų demonstravimai. Tai vat, iš tikrųjų ir tas putos nuo rasojimo, ištepam vieną, tarkim, pusę veidrodžio su putomis, kitą paliekame tokią, kokią buvo ir pakėlus virš garų, ta pusė, kuri ištepta, tikrai neužrasoja, taip kad visiems akivaizdžiai tas poveikis ir matosi. Turime produktus ir baldų priežiūrai. Tai preparatai, medinių ir medžio imitacijos baldų kasdieniai priežiūrai ir valymai, yra aerozolinis preparatas su bičių vašku. Savo sudėtyje jis neturi vandens, todėl baldus saugo, jos taipogi švariai nuvalo ir vėl sumažina dulkių antistatinį krūvį, taip kad reikia baldus rečiau valyti ir tai, kaip pasakyti, sutrumpina mūsų namų ruošos darbų laiką. Na, vaškas odai iš tikrųjų labai nepakartojamas, kadangi jisai tinka ne tik tai odinių baldų priežiūrai, bet taip pat sėkmingai mes išsivalome ir rankinės, ir striukės, ir avalynę, ypatingai šlapiuoju metų sezono metu, kadangi lipa druskos per batus, taip liaudiškai kalbant. Na, tai prengdavus avalynę šiuo vašku odai valyti, iš tikrųjų ji yra apsaugoma nuo tų pašalinių poveikių. Na, kas čia skaidrė nepersijungima. Na, visų priemonių skaidumas yra iki 95 procentų. Todėl ir kalbant apie tą patį chlorą, jis patekęs į vandenis neskyla, o skyla į dioksiną, kuris tirpsta tik riebaluose. Ir taip per žuvis mes jį galim gauti atgal. Tai yra toksai kaip ir pastebėjimas. Tai ir džiaugiamės, kad mūsų priemonėse chloro išvengta. Taip pat priemonės neturi tokių kenksmingų medžiagų kaip hidrosulfitų, formaldehido, kuris naudojamas tualetų valiklyje. Na, tos priemonės pakeičiamos yra fosforo rūgštimi. O kaip žinia, fosforo rūgštis yra dedama į Coca-Colą. Noriu perjungti skaidrę ir man kažkas užstrigo. Kiek to. Pakalbėsim toliau be skaidrių. Na, yra sekanti produktų priežiūros linija, tai produktai virtuviai skirti. Tai indų plovikliai, citrusinio skonio ir su alijošiumi kitas. Taipogi tie plovikliai neturi kenksmingo hidroksido, kuris įprastai naudojamas tose priemonėse. Na, vėlgi indų plovikliai yra su glicerinu, jie saugo mūsų rankas. Na, pabandysiu kažkaip persijungti. O, gavom vaizdą.
Taipogi priemonių pasirinkimas yra tikrai ganėtinai didelis, labai šaunus plovikliai, jie tikrai gerai atlieka savo funkcijas, nors ir neputoja taip stipriai, kaip jau įpratę mes naudoti kitas priemonės. O kadangi mažiau putoja, tai ir mažiau vandens nuleidžiame nuplaudami indus. Bet nuriebalina labai puikiai. Ir kadangi jie yra stipriai koncentruoti, tai tas naudojimas jų labai užsitęsia. Tarkim, 750 ml talpos priemonė yra naudojama tikrai daugiau nei pusę metų. Puikus yra riebalų, itin riebiems paviršiams valyti produktas. Žinome, kad susirenka virtuvėje nuo garų įvairūs riebalai ant spintelių, ant plytelių, bet išpurškus šią priemonę paviršius, tiesiog palaukiame, kol jinai suveiks ir nuvalome lengvai kaip muilą. Vėlgi, gaminant produktus yra naudojamas putų mechanizmas. Ir jeigu priemonės stengiasi kompanija, kad jos būtų tikrai kuo mažiau kenksmingos aplinkai, taipogi žmogui, tai jos turi tokią savybę, kad tiesiog užpurkškus, panaudojus, reikia šiek tiek palaukti, kol ta priemonė suveiks. Na, bet iš tikrųjų tai nieko baisaus. Taip pat labai noriu pagirti mūsų vamzdžių valymo granulės, kurios nei vieną mėnesį neišeina iš perkamiausių 10-tuko. Labai puikiai tirpdo plaukus, riebalus, kitus nešvarumus, tik tai žinoma reikia, vėlgi sakau, teisingai naudoti. Pirmiausiai į sifoną įpilame pusę litro verdančio vandens. Na, kad būtų verdantis būtinai nereikia, bet jis turi būti pakankamai karštas iki pat virimo. Tuomet pilame 2 kamštelius granulių ir vėl užpilame pusę litro verdančio vandens. Poveikis momentalinis, nes nugarga vamzdynuose iki, tarkim, jeigu bandome šitą priemonę 3 aukšte iki 1 aukšto ir kaimynai paskui klausia, sako, ką jūs ten darėte. Na, ką darome? Valome visiems iš eilės namus. Džiugu pastebėti, kad visos pakuotės, į kurias yra supilstytos priemonės, yra 100% perdirbamos. Taip, kad kompanija ne tik tai stengiasi nekenkti žmogui, tiesiog naudoti visas kuo švelnesnės priemonės, kuo valiklius, taip ir saugo dar gamtą. Toliau turime produktus vonios ir tualeto priežiūrai. Tai ypatingai nuostabus yra valiklis dušo kabinoms, kuris valo visus muilo nešvarumus, visas apnašas, taipogi kalkės ir išvalius šiuo valikliu dušo kabinas, iš tikrųjų senelės padengiamos kaip tokia plėvelė, kuri apsaugo nuo tų visų kalkių ir muilo apnašų sėdimo. Vėlgi palengvina mūsų darbą. Kaip matote, ir granulės tinka prie tos pačios kategorijos. Labai visų mėgiama yra priemonė ir akmens ir rūdžių šalinimo gelis. Kadangi vanduo tikrai daug kuriuose miestuose, ypatingai kaimuose, yra labai sunkus, kalkėtas, geležiuotas, turi daug geležies, todėl naudojant šią priemonę tikrai nuostabiai išsivalome visas vonias ir tiesiog naudojamės tuo, kad galime džiaugtis švarius mūsų mažuoju spa kambariu. Na, apie produktus tuos, aišku, kalbėti vėlgi galima daug, galbūt dar Vitalija esminius momentus paminės. Tai toliau prieinu prie automobilių kosmetikos. Labai mėgiami produktai ne tik vyrų, bet ir moterų. Nes dabar tikrai visos moteris mes vairuojame ir džiaugiamės, kad galime važinėti su tvarkingu kvepiančiu automobiliu. Automobilių salonų valiklis, jis ir atlieka tokias funkcijas, kad nuvalius panelę iš tikrųjų vėlgi nesėda dulkės, reikia rečiau valyti, salonas blizga ir maloniai kvepia, netgi nebūtina naudoti kažkokius kitus atskirus kvapus. Na, aliuminio ratlankių valiklis vėlgi išblizgina šauniai ratlankius.
Ir prie visų mūsų produktų ypatingai tinka šluostės. Kuo jos ypatingos? Šluostė iš mikropluoštų, delikat, tinka netgi alergiškiams žmonėms. Perforuotas jos paviršius pagerina šluosčių skysčių sugeriančias savybės. Iš tikrųjų, labai daug šluostės sugeria skysčių ir idealiai tinka naudoti su mūsų produktais. Atplėšiamų lapelių šluostė. Iš tikrųjų, perforuota kas pusę metro. Mes jas naudojame savaitę, tarkim, tą vieną gabalėlį, 2 savaitės, na, kaip kas valom namus, kaip dažnai. Ir šios šluostės skalbiamos. Taip atrodo, kad atplėšėm, sunaudojom ir išmetėm. Ne, jas galima išskalbti ir toliau naudoti. Todėl tik vienas patarimas būtų neskalbti su skalbikliais turinčiais chloro, nes tiesiog susigadina šluostės visą struktūrą. Na ir kam? Ačiū, kad klausėte ir turiu pabaigai tokį vieną pas visus prašymuką, kurie mane girdite. Labai šaunu būtų mums visiems tiesiog sukaupti tokius duomenis, jūsų atsiliepimus ir padaryti tokią kaip ir produktų suvestinę, kaip juos naudoti, kam tinka kokie produktai, tarkim, ne pagal paskirtį, nes nepaminėjau, kad kolegės išbandė vėlgi labai sėkmingai siūlių valiklį, plytelių siūlių valiklį, į kurio tirpalą įmerkė auksinius ir sidabrinius papuošalus. Tie papuošalai tiesiog atgavo savo spindesį, išsivalė ir nereikia papildomai naudoti jokių kitų priemonių. Tai būtų labai šaunu, matote mano elektroninio pašto adresą ir tikrai manau, kad neilgai užtruktumė, tiesiog parašė, kaip naudoti tas visas priemonės, kaip jūs naudojate, kur naudojate, na ir patiko, nepatiko, tiesiog laukčiau visų atsiliepimų. Tai ačiū visiems, kad klausėt. Dabar Vitalija turbūt kažką pasakys. Ačiū, iš tikrųjų labai įdomus ir labai vertingas webinaras, o Vitalija iš tikrųjų kažką tai turėtume dar nuo savęs. Labas vakaras, ar girdit mane? Taip, puikiai. Iš tikrųjų, tai didžiulis ačiū Jolantai, tikrai šaunus, išsamus, detalus ir vaizdingas pranešimas. Kadangi aš nežinojau detaliai turinio, tai galiu dabar pasakyti, kad iš tikrųjų aš jau nebeturiu ką ir pridurti, taip gražiai ir vaizdžiai. Nebent paliesčiau truputėlį teisinę bazę, tai kas saugo vartotoją nuo kenksmingų sveikatai produktų, kuo ypatinga FM produkcija ir kaip nepasiklysti gausioje reklamoje, kuri dėja ne visada atitinka realybę. Nepaslaptis, kad šiandien vartotojas skiria didelį dėmesį savo ir savo šeimos narių saugumui. Todėl labai dažnai dairosi į produktus, pažymėtus natūrali, organinė, ekologiška, saugi, žalia kosmetika, produktai be konservantų, ekologiškos buities priemonės ir taip toliau. Ir vis tik, kaipgi pasirinkti tuos saugius produktus? Pirmiausia, reiktų turbūt rinktis produktus, kurie turi sertifikatus. Visi FM produktai turi sertifikatus ir tie sertifikatai yra saugomi Vilniuje ofise. Tie, kurie žadate naudoti ar rekomenduoti produktus, būtent vartoti įstaigose, žodžiu, turbūt reikalingi sertifikatai, jūs galite nuvykti į Vilnių ir tiesiog gauti kopijas. Kadangi visi produktai turi sertifikatus, tai yra įrodymas, kad šie produktai pagaminti prisilaikant ES direktyvos kosmetikoje reikalavimų. Beje, skirtingose šalyse draudžiamos skirtingos medžiagos ir čia yra pliusas FM kompanijai, todėl kad būtent kompanijoje gamintojas yra ES. ES direktyva apima žymiai griežtesnius reikalavimus lyginant su kitomis. Pavyzdžiui, jeigu ES direktyvoje yra draudžiama 1000 junginių, tai Amerikos
Amerikoje draudžiama tik tai kelios dešimt. Aš labai atsiprašau, ar jūs girdit, nes aš girdžiu pašnekėsi. Girdim ir girdim, kaip Jolanta kažką šnabžda. Ar aš galiu toliau tęsti? Taip, be abejo. Na, antra, renkantis saugų produktą, būtina išmokti skaityti etiketės. Nes nei reklamos, ne visada objektyvi informacija nepasirūpins mūsų saugumu. Taip yra todėl, kad ekologiškai produkcijai neegzistuoja vieningas standartas. Pagal vienos sertifikavimo institucijos standartą ekologiškai kosmetikai, pavyzdžiui, reikia 10% ekologiškų ingredientų, pagal kitos institucijos 95%, nors neseniai ir yra jau, tai yra praeitais metais priimtas kosmos, harmonizuotas natūralios ir ekologiškos produkcijos sertifikatas, tačiau jis kol kas nėra populiarus ir rinkoje dabar tebenaudojami būtent skirtingi senieji sertifikatai, tai BDIH, EcoCert, Soil Association ir kiti sertifikatai. Nu, kaip jie atrodo, aš pabandysiu parodyti skaidriai, yra tokie ženklinimai ir jeigu mes matome ant produkto etikečių tokius logo ženklus, tai rodo, kad tie produktai yra tikrai patikimi. Keliami reikalavimai, kad ekologiškų produktų dalis, sakykime, sudarytų 95% ekologiški ingredientai, neįskaitant vandens, kitose 95% visame produkte, trečiuose 20 ar 10% priklausomai nuo produkto tipo. Vienur minimi natūralūs, kitur ekologiški ingredientai ir tai rodo, kad tikrai yra absoliuti painiava. Ir jeigu jau mes standartuose nerandame vieningo apibrėžimo, tai kaip jau minėjau, belieka išmokti skaityti etiketės ir pačiam tiesiog nusistatyti, kokiame lygyje būtent yra produktas, lyginant su kitais. Europos Sąjungoje galioja reikalavimas nurodyti visus būtent tos ingredientus pagal tarptautinę kosmetikos ingredientų nomenklatūrą etiketėje. Ir iš tikrųjų FM produkcijoje mes dažnai sutinkame 4 raidžių tokį ženkliuką, INC, tai yra pirmosios raidės angliško pavadinimo tarptautinė kosmetikos produktų ingredientų nomenklatūra. Ir būtent visi ingredientai yra išvardinti koncentracijų mažėjimo tvarka. Tokiu būdu mes tiesiog padalindami etiketę į 3 dalis, mes galim spręsti, kurioje dalyje yra mus dominantis natūralūs ingredientai ir kurioje dalyje yra būtent kažkokios tai papildomos, aktyvios medžiagos, konservantai. Ir tokiu būdu galime spręsti apie koncentracijas. Tiesa, INCITA tarptautinė nomenklatūra neatskleidžia visos informacijos, jeigu pats gamintojas nepapildo. Sakykime, negalime matyti, kokios kilmės yra tie ingredientai, ar gyvulinės, ar augalinės, ar cheminės sudėties. Pavyzdžiui, glicerinas, jisai kartais yra, mes matome glicerino pavadinimas ir jis gali būti, sakykime, ir augalinis, ir gyvulinis, gali būti ir cheminis. Šiuo atveju jau tenka pasikliauti gamintojų. Ir kada gamintojas yra stambi kompanija, pripažinta 59 šalyse ir tik per 6 metus, tai pasitikėjimas tokia produkcija ryškiai išauga. Jeigu ekologiška kosmetika arba jeigu, sakykime, jums maistą parodo, iš ko ji yra pagaminta ir nesunkiai pagal etiketėje pateiktą informaciją galima išsiaiškinti jų ekologiškumo lygį, tai kalbant, pavyzdžiui, apie buičiai skirtas priemonės jau yra žymiai sudėtingiau. Čia yra kitaip. Jei parduotuvėje, sakykime, matome valiklį ar skalbiklį su eko ženklu, tai nereiškia, kad jo sudėtyje yra ekologiški ingredientai.
namų priežiūros priemonių ekologiškumas vertinamas pagal įtaką, tai yra pagal poveikį aplinkai. Jei kosmetikos tikslas yra pamaitinti odą, pagražinti ją, tai namų priežiūros priemonės turi mums plauti, valyti ir žinoma, kaip visada mes to norim staigiai. Štai čia ekologiniai reikalavimai ir pažaboja mūsų norus ir verčia ieškoti to aukso viduriuko. Tai yra pasiekti laukiamą efektą, galbūt per ilgesnį laiką, bet kuo mažiau kenkiant aplinkai, o to pačiu ir žmogui. Šiuo požiūriu FM kompanija mums pateikia produktus, kurie savo sudėtyje neturi fosfatų, kaip jau minėjo Jolanta, uždumblinančių vandens telkinius, neturi chloro junginių veikiančių kvėpavimo takus ar patekus į gamtą virstančių dioksinų, tai yra kancerogeninių junginių, neturi stiprių organinių rūgščių kaip chloro, rūgšties, hidrosulfito, lakių organinių tirpiklių kaip perchloretileno, trichloroetileno, benzeno, amoniako ir visos eilės kitų žalingų produktų. Valymo efektas yra pasiekiamas panaudojant šiuolaikinės technologijas, tai yra išskiriamas toks putų mechanizmas, sinergetinis mechanizmas, kada vienas komponentas aktyvina kitą. Kaip pliusą FM produkcijos namų priežiūros priemonių dar norėčiau paminėti ir tai, kad visi ingredientai yra biologiškai skaidrūs. Tiesa, čia Jolanta minėjo, bet aš tiesiog dar paantrinu, todėl kad mums pageidaujant buvo gautas iš gamintojo raštas ir kuriame nurodyta biologinis skaidrumas. Produktai yra koncentruoti, reiškia jų reikia mažiau, pakuočių mažiau. Pačios pakuotės yra gaminamos iš aukšto tankio polietileno, kuris yra perdirbamas, o ne iš chloro turinčių polimerų, kaip polivinilchlorido, kurį deginant išsiskiria kancerogeniniai junginiai, būtent dioksinas. Žodžiu, tenka paminėti, kad šioje srityje, švaros priemonių srityje, taip pat nėra bendro tokio standarto, kuris apjungtų, sakykime, kas yra kenksminga, kas nekenksminga. Tiesa, egzistuoja ES teisės aktais reglamentuotas ekoženklas Eurogelytė, turbūt daugelis matėte ant produktų šį ženklą, tačiau jis jau yra gana pasenęs, jo reikalavimai yra šiandieną daugelis gamintojų jau tiesiog viršyje tuos reikalavimus ir gamina žymiai geresnę produkciją. Ir todėl jiems visiškai jau nebeapsimoka sertifikuoti, nes, sakykime, logo ženklas brangiai kainuoja, tokiu būdu yra iškeliama produkto kaina, o žmonės turbūt jau patys yra raštingi šiandien ir patys atsirenka tai, kas jiems tinka. Na ir norėčiau vis tik apibendrinant išskirti tuos būtent kriterijus, kurie ir apsprendžia būtent švaros priemonių, namų priežiūrai skirtų priemonių, būtent tą tokį ekologiškumą, tai yra nekenksmingumą aplinkai. Tai pirmiausia būtų, ingredientai turi būti skaidrūs biologiškai, pakuotės perdirbamos, nenaudojami chloro junginiai fosfatai, nenaudojami optiniai balikliai. Taip pat yra labai svarbu, kad būtų parodytos kvapų sudedamosios dalys ir būtent nebūtų naudojami policikliniai nitrinti muskuso junginiai kvapams, kurie yra kenksmingi. Taip pat tuose produktuose ekologiškose nekenksmingose neturi būti perboratų. Ir be abejo, jie negali būti naudoti išbandymui tiesiog su gyvūnais. Jei gamintojas nurodo visą produktą sudėtį INSI sistemoje, tai rodo, kad kompanija tikrai yra skaidri ir tokių produktų galime tikėti. FM produkcijos etiketėse tikrai mes matome pagal visus šiai dienai egzistuojančius ES reikalavimus tiek ženklinimui, matome tiesiog, kad ši produkcija ir ženklinimas ir etiketės atitinka tos reikalavimus. Mes matome ir patarimus, ir įspėjamuosius ženklus, ir žodžiu,
ir visą informaciją, pagal kurią mes galime tiesiog spręsti apie produktą. Tačiau, kaip jau minėjau, ne visada tas ženkliukas apsprendžia produkto kokybę. Daugeliu atveju, kaip jau minėjau, kompanijos nesertifikuoja, nenaudoja to logo ženklo, todėl kad iškelia produkto kainą. Kartais užtenka tai, kad būtų, sakykime, sakinys, kuris įvardintų, kad produkto kokybė yra kontroliuojama. Sakykime, FM produkcijos kvapai spintomis turi tokį būtent sakinį, kuriame nurodoma, kad produktas turi IFRA, tai yra Tarptautinės kvapų asociacijos sertifikatą. Tai ir visai eilė kitų produktų matome, kad jie tiesiog, kad ir neturėdami eko ženkliuko, jie pilnai atitinka ekologiškumo reikalavimus. Na ir dar norėčiau pabrėžti, kad vartotojui šiandien gana sunku orientuotis produktų gausoje ir dar labiau girdint įvairių kenksmingų junginių pavadinimus, kaip parabenai, natrio lauril sulfatas, aldehidai ir kita. Šiuos junginius mes turbūt jau visi mintinai žinom, nes televizijos visos laidos paskutiniu metu tiesiog ir mirgėjo šiais pavadinimais. Tačiau visai natūralu, kad prasideda maišatis ir labai dažnai pradeda, pavyzdžiui, žmogus piktintis, kad tualetų valiklyje yra konservanto, kuris galbūt naudojamas maisto produktuose, o, sakykime, valiklyje yra natrio lauril sulfato, kuris, kaip žinia, naudojamas dantų pastoje. Taip, kad taip neatsitiktų, mūsų kaip konsultantų tikslas yra domėtis, tiesiog aiškintis ir žingsnis po žingsnio, tiesiog susipažinti su tais produktais ir tinkamai pateikti produktą vartotojui. Iš tikrųjų, aš prie produkcijos daugiau nieko ir negalėčiau pridėti, nes Jolanta tikrai labai išsamei viską išdėstė. Aš tik dar norėčiau priminti tai, kad mes turėtumėm tiesiog ir klientui paaiškinti, kaip vartoti produktus, kad klientas tiesiog gerai įsiskaitytų etiketės, ten nurodytą informaciją, nes labai dažnai būna atvejų, kad, pavyzdžiui, tualeto valiklis naudojamas indų plovimui, labai dažnai vamzdžių valymo granulės yra užpilamos kažkokiame tai inde verdančių vandeniu ir tokiu atveju pasitaiko ir, žodžiu, mes turėtumėm tikrai perspėti vartotojus, kad jie tiesiog atidžiai perskaitytų etiketės arba tiesiog paklaustų savo rėmėjų ar tų, kurie pasiūlė tą produktą. Tai galbūt tiek apie produktus. Jeigu turėsit klausimų, tai pasistengsime atsakyti. Ačiū už dėmesį.